Čia yra tokia unikali erdvė, kur gali ir dirbti, ir sportuoti. Mes norim, kad viduje žmogus būtų, jeigu jis nori padaryti tą gerą rezultatą, išskirtinį, turi būti relaxed, atsipalaidavęs ir focused. Ir va čia ta psichologija pradeda labai iš tikrųjų žaisti ir duoti didžiulę įtaką ir labai darosi įdomu, kaip tai padaryti, kad tu galėtum kažką tai gyvenime daug daugiau pasiekti, neišsiblaškyti, neišsitaškyti. Kur dar toks sportas yra, kur tu sportuoji, bet tu prieš tai atsisėdi, pasižiūri, ką tu darysi. Pažiūrėkit, tu prie sienų yra suoliukai, sofkutės, atsisėdi, galvoji ir po to eini daryti. Gerai, tai ką mes iš to norim pasimti apie produktyvų protą? Suprasti, kada mano mintis pradeda frizinti, stingti, šalti, o kada mane pradeda imti euforinė būsena ir kaip aš elgiuosi. Tai yra, ką tu gali padaryti, kaip tu turi dirbti su savim, kad tau pavyktų ir pasiekti savo rezultatą ir nepamesti savęs.